tiesų tai toks žmogaus tipas, aš taip iškart įsivaizdavau pagal tą aplinkos sutvarkymą, kad tai turėtų būti pakankamai socialus žmogus ieškantis bendruomeniškumo. Tai amžiaus grupė šiuo atveju visiškai nesvarbu. Mano supratimu, tai turėtų būti tiesiog toks žmogus, kuris nori kaiminystę dalintis savo gyvenimo patirtims ne vien su, tarkim, draugais ar šeima, bet ir su kažkuo, kas gyvena už tvoros arba priešais gatvę. Kad jisai išleidė savo vaikus pažaisti su to kito žmogaus vaikais, žinotų, kad kažkuris iš jų vieną tiesiog ateis, susirinks jos, gal ten, tarkim, pamokas paruošė kartu ir jie visi vienu kitu pasitikės ir tas pasitikėjimo principas kuria tą darnią bendruomenę. Ir aš įsivaizduoju, kad tokia kaip, vadinkim, kultūra, netgi sprendžiama per tą paprastą infrastruktūros priemonės, jinai ir buvo orientuota į tą žmogų, kuris turėtų to norėti. Tai yra, aš irgi, pavyzdžiui, norėčiau gyventi tokioje aplinkoje, kurioje aš tikrai jaučiausi, kad, čia mano kaimynas yra mano kaip ir draugas. Nebūtinai gal geriausias mano bičiulis, kokį aš turiu, bet tai yra kažkoks pasitikėjimo paremtas dalykas, kur aš tikrai žinau, kad tai yra saugu. Ir tas saugumo apskritai kaip garantas kitose žmonėse, ta saugi kaiminystė, yra matoma, kad tai veikia. Ta prasme, tai čia kaip ir pasikartos, nėra vienintelis projektas, kuris to remiasi, bet tikrai matosi, kad tas dalykas veikia ir kad žmonėm tai yra tokia kaip gera pridėtinė vertė, kurios gal neįmanoma apčiuopti, tai yra fiziškas dalykas, tai yra grynai kažkas tokio kaip eteris, bet ta visa tokia aplinka ir bendra psichologinė nuotaika, jinai tikrai pasijaučia. Bendras erdvės yra tas, kas priverstinai galbūt suveda tos žmonės į vieną vietą pagal veiklą, ar ne? Apskritai bendras erdvės yra suskirstytas pagal tam tikrą funkciją. Ir vien ta infrastruktūra, kurią suplanavom, ta patys sporto aikštynai, jie iš karto atveda tam tikros suinteresuotą žmonių grupę. Žmonės, turintys bendrų interesų, jie neabejotinai pradės tą kažkokį socialinį gyvenimą kartu, ar ne? Jie ten, tarkim, apsikeis kažkokiais patarimais, pažais kartu, pasportuos kartu, išsives vaikus kartu, pakeps kažką kartu, tie patys receptai, ar ne, kažkokie, įsivaizduot, tas socialinis gyvenimas yra labai toks dinamiškas dalykas, kuriam reikia vietos įvykti. Jeigu ta vieta įvykti yra, reiškia, kad viskas yra suplanuota principe tinkamai. Jeigu to nėra, tada prasideda tam tikros galbūt problemos arba paieškos toliau, atsiranda kelionė žmonių, laiko gaišimas ir taip toliau. Jeigu žmogus gali tikrai lėtai negaištant laiko, negalvodamas apie savo automobilį išeiti į savo kiemą ir susirasti, tarkim, žaidimui draugą ir tą padaryti nesvarbu kuriam amžiui, tai yra labai didelės vertės, tokia kaip ir pridėtinis dalykas tam kiekvienam gyventojui šitam kvartale. Tai lygiai taip pat, aišku, tie atviri kiemai, taip, neabejotinai, kad jie prisideda prie to, tai yra ne vien galbūt vizualinės kokybės toks kaip sprendimas, kuris tikrai, bent jau iš architekto pusės jisai kūrė tą tokią erdvės pulsaciją, tą matyti yra malonu, to norisi, tokiais principais buvo grįstas ir tam tikros senovinės gyvenvietės, ar ne vien ten buvo plačios gatvės, bet jis išeina į plačias aikštės, tas siauros gatvės, plačios aikštės, ar ne tokie principai. Ta erdvės pulsacija yra tokia kaip archaiškas momentas, kurį žmogus supranta iš tam tikros gal kaip čia istoriškai susikloščiusių dalykų ir tą dalyką tikrai atkreipia. Psichologiškai tu pajauti tą. Daugiausia klausimų sulaukiame, kada bus įrengta pagrindinė laisvalaikio erdvė. Tai yra poilsio zona, kur numatyti kortai, padelis, tenisas, vaikų žaidimo aikštelės, paauglių žaidimo aikštelės, ta didžiausia aikštė. Iš to galima suprasti, kad žmonės vertina būtent laisvalaikio ir sporto aikštės. Gyvenimo būdas pasikeitė, dauguma žmonių sportuoja, leidžia aktyviai laiką lauke ir tai yra viena iš tokių svarbių pridėtinių projekto verčių. Man galiu pasakyti iš tokios gal savo patirties, kai atsiranda zonos ne tik vaikam, tada vyksta bendravimas ir tarp suaugusių. Tada vyksta kažkoks aktyvesnis laisvalaikis, kažkokia galbūt mačas padeliai, mačas teniso, tai atsiranda bendravimas su kaimynais, o ne tik, kaip sakant, tas toksai, kad turiu kaimyną, bet nepažįstu jo, net nežinau, ko jis užsiema. Tai va, tas toksai bendravimas, socializacija duoda savo, tada atsiranda bendruomenė, atsiranda, kaip sakant, bendri kažkokie galbūt ir praleidimo būdai. Tas yra faina, nes mes tam skubančiam gyvenime daug ką esam pamiršę iš tikrųjų.
masto dydis yra labai svarbu, nes yra daug namų, tai yra didelė bendruomenė, daug žalių erdvių, nes taip jeigu lyginant Vilnių ir Vilniaus esančius tokių indalių namų projektus, tai yra galbūt tik keletas tokių projektų, kurie galėtų pasigirti kažko panašaus kaip šitam projekte.